Noriu trumpai pakalbėti apie meilę iš vienos pusės ir žvelgdami į santykius, į šeimą, į draugus, mes suprantam, kad santykiai išlieka tie, kur yra abipusis ryšys, abipusė meilė. Jeigu dabar mes, to žemiško mūsų ryšio pažiūrėtume į santykių su Dievu, mes suprantam, kad Dievas parodė savo meilę ir paklausykit labai žinomą rašto vietą Jono Evangelija, 3 skyrius 16 eilutė. Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžiną gyvenimą. Ir čia kalba apie tai, kad Dievas pamilo pasaulį, vėl apie meilę iš jo pusės mes skaitome, ir kad jis padarė kažką, atidavė savo sūnų už mus, kad jei mes tikėsim, nepražūtume, bet turėtume amžiną gyvenimą su juo. Bet reiškia, kaip ir žmogiškuose santykiuose, taip ir mūsų santykis su Dievu turi būti mūsų atsakas į tą meilę. Nes jeigu ta meilė bus tik iš vienos pusės, tai nebus santykio. Ir koks tavo šiandieną atsakas į Dievo meilę? Į tai, kad jis tave myli, į tai, kad tu jam esi labai brangus, už tai, kad jis atėjo atiduoti savo gyvenimą dėl tavęs, paaukoti. Kaip tu atsakai į tą meilę? Ar tiesiog užtenka galvoji, kad tai žinai, kad tai kažkur girdėjai, kad apie tai skaitėjai? Ar tavo širdis iš tiesų myli viešpatį? Ir ką viešpats mokina, sako, mylėk viešpatį visa širdimi, visa siela, visų protu. Viešpats kalbėjo, Jėzus vaikščiodamas šioje žemėje, kad mes mylėtume Dievą visa širdimi. Kad nebūtų tik iš Dievo pusės meilės. Viešpats nori santykio su tavim, viešpats nori atleisti tavo nuodėmes, viešpats nori atstatyti tavo gyvenimą, viešpats nori suteikti tau viltį, ramybę, džiaugsmą, tikrą džiaugsmą. Ne tai, kad tu tik pasidžiaugi kažkokiais dalykais, bet tikrą džiaugsmą, tu turi viltį ir žinai, kad tu turi amžiną gyvenimą juo. Nes tu juo tiki, kaip ir skaitėm, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžiną gyvenimą. Taigi priimk Dievo meilę. Pasilik jo meiliai ir atsakyk iš savo širdies meilę jam. Būkit palaiminti.